Šiandien bus turgaus radinių testas. Pas mane rankoje laikosi Xbox 360 konsolė Kinect, kuriame jis yra čipuotas, kuriame galima skaityti įrašytus DVD diskus. Pažiūrėkime techninius duomenis. Jame įrašyta 250 GB. Jame galima talpinti žaidimus, muziką, vaizdo įrašus ir aišku, kažką iš sistemos. Taip, čia yra Xbox'o hardas. Jame nepaliktas. Jame yra paliktas. Gali būti paliktas ir accountas. Maitinimas, kuriame gali būti Jasper. Ar kaip maitinimas vadinasi? Kinect.lt, kuriame su Kinect.lt galima modifikuoti Xbox 360 konsolės modelius, čipuotus DVD įrenginius. O gamintojo data yra 2011 metų, Liepos 22 diena, tai spėju, kad šitam konsoliui, šitai dėdei, gali būti NXC, Blades arba paprastas, bet gali būti ir NXC. Neardytas, tai džiugu, bet, ardytas tiksliau, jeigu jis modifikuotas. Pažiūrėsim, testuosim, tikiuosi veiks. Tai vot, paimtas Xbox'as, HDMI, maitinimo laidas. Belieka jungti šitą. Pajungti lizdą. Atsiprašau. Laidas trukdo, tuoj pajungsim. Maitinimas žiebė, ledas. Šitam maitinimui viskas gerai. Įjungiam televizorių. HDMI 1 pajungtas. Laikyti maitinimą. Nesugadinau to Xbox'o, tikiuosi. Vienintelis klausimas. Ar jisai jungs? Spaudžiam power. Žiebė. Oh yeah! Xbox 360. Taip, paliktas accountas, tai yra Arnas. Jis yra su Xbox Live 233 116 prie hardo. Tai yra vienintelis žmogus, Arnas. Tai yra lietuvis, bet ne paliktas kažkoks vokiškas, angliškas ar kažkoks daniškas, skandinaviškas. Užsižiebėm pultelį ir pultelis veikia, suporuoja. Tai vat, šitas accountas. Ir taip atsirado meniu. Ne, tai nėra NXT dashboard. Nėra Blades, tai yra paprastas dashboardas. Paprastas. Ir taip, pultelis veikia, konsolė veikia, iš tikrųjų meniu veikia, viskas veikia. O kas yra viduje šito palikto hardo? Filmuoja, viskas gerai, tai... Gerai, galiu ir šitaip laikyti, bet nieko. Taip, rodysim.
Pažiūrėsim, ką Arnas žaidė. I like street workout. O šitas kaip šitas I like street workout buvo šita kokybė. Kamera yra prasta, bet nieko tokio. Tai yra Lietuva, 4 years ago, nieko bajausio nėra. Tai yra tiesiog, jam patinka tiesiog gatvės sportas. Deadpool paskutinį kartą, kur šitą testavau. Taip, Deadpool. Kinect Adventures paskutinį kartą 2025 metų rugsėjo 30 dieną. Tai yra naujausias testuotas. Paskiau Arnas buvo, jam buvo kažkas kitas žmogus, pardavėjas Mariukas šitą testavo konsolę. Nusipirkau iš Mariuko. Tai Kinect Adventures ir 103 žaidimai. Nuo 20-ųjų, 23 metų, 17, 16 skrolinam. Ir pirmasis žaidimas yra Skyrim. Tik 2 žaidimai achievementai palikti. 2012 metų, gruodžio 3 diena, pirmas Xbox'as yra nupirktas, išbandytas ir išbandytas pirmas žaidimas. Tik tai achievements. Pirmas ir paskui paskutinis. Taip. Tai vat, tik šitas. Nėra, pažiūrėsim kaip žaidimuose, nėra žaidimo iš hardo, o video system tiesiog nėra. My apps tai yra nebėra. Pažiūrėkim storage, 205 ir žiūrėsim, ką Arnas žaidė iš šitos dalyko. Batman Arkham City, Call of Duty Black Ops 3, Dark Souls 2, Deadpool, kur šitą žaidimą testavau, iš įrašyto Diablo 3 ROS, Far Cry 4, Forza Horizon 2, Gears of War 3, Grid 2, GTA 5, Kinect Adventures, Lego Marvel, Lego Star Wars 3, Minecraft, Motion Sports, NBA 2K18, Rock Band 3, Watch Dogs, Worms 2 Armageddon ir paprastas Xbox Music and Video. Ką Arnas žaidė per Minecraft? Tai tik vienas save info. Daugiau nieko, tik tai vienintelis žmogus ir vienintelis paliktas hardas, daugiau nieko. Gal čia nieko gero nebus, bet svarbiausia, kaipgi DVD mechanizmas. DVD drive'as veikia. Biški dulkės, bet nieko tokio. Tuoj testuosim šitą žaidimą. Kažkokį žaidimą, kur testavau. Guitar Hero kažkai buvo. Testuosim verbatim DVD plus RDL diskus. O, matai, maitinimas biški brūzgė. Bet, vat. Tai vat, įsidėjau šitą verbatim diską. Tai šitas įrašytas diskas. Žiūrėsim, ar veikia čipuotas įrenginys. Ir skaito čipuotą įrašytą diską. Čipuotas įrenginys. Tiesiog magija. Dabar rodysim trailerį. Nesvarbu apie copyright, bet nieko tokio. Laudinasi. Vienuolika minučių liko. I'm on Studios.
Ir volia, žaidimas veikia. Įrašytas diskas, žaidimas, čipuotas, žaidimas veikia. Išjungsim muziką. Ir žaidimas veikia. Vietas, konsolė veikia, viskas veikia. Tai reiškia, kad su šitam konsolė kažką veiksiu. Įrašysiu žaidimą ir mano įrašytus diskus skaitys šitam čipuotą konsolę. O visa kita veikia. Tai šitam testui tiek, tai kitas. Taigi, kitas testas šitam įrenginiui yra HP Pavilion DV8000. Tai yra widescreen laptopas. Tai yra multimedinis laptopas. Paskutinį kartą pažadėjau, kad testuosiu šitą kompiuterį už praeitų spalio. Dabar štai paruoštas maitinimo blokas. Belieka tik jungti. Šviečia. LED indikatorių šviečia. Tai yra energijos. O čia poweris, čia hardo, o čia interneto. Tai yra visokie multimediniai, multifunkciniai. Su SD kortelė kartu, DVD multimedia, SDPIF, mikrofonams, compact flash, USB, DVD įrenginys. Disko kitokios, USB, VGA, ar kaip, expansion packas, Ethernetas, pelės, VGA ir aišku maitinimas. Taip, dabar įjungsim power. Fenas, šviečia, ekranas yra, HP BIOS'as, kas viduje? Windows XP. Nostalgija. Nice. Visi ledai veikia, taipogi bus ir interneto ledai. Firewire. Visi ledai veikiantis, ypač žali. Aišku, hardai visi ledai veikia. Toj bus welcome screen. O klaviatūra juda, pelė veikia, garsas veikia. Toj bus garsas nostalgija. Oh yeah! Tai vot, šitas Windows XP startupas kėlė nostalgiją. Visokie ledai veikia ir visokie ledai aišku jie veikiantis. Gali būti ir silpnas CPU, AMD Turion 64. Taip, jame yra lipdytas Windows XP, kuriame šiuo metu yra instaliuota prieš labai senai. Tai vot, kompiuteris veikia, pelė veikia, klaviatūros Type-C veikia, užstrigo tas SD kortelė, nes bandau įdėti PlayStation Portable kortelės adapterio. Žinokit, neina, neišeina. Gal per mažas, gal per didelis, gal nemoku, nežinau. Išmokti reikia. Tai va, matosi šitas Vokietijos FAM desktopas, Vokietijos degalinė Shell. Paspaudė my computer, hardas dirba. Žaidimai. Rodysiu, va šitie žaidimai, galite sustoti ir perskaityti. Va ir interneto naršyklės, paskiau tas šitie
kompiuteriai programos surašyti. Dar YouTube yra aišku. Internetas pajungtas. Local disk. Kaip DVD įrenginys. Stumia. Dėjus bet kokį diską. Pabandžiau veikia su CD-erais, DVD-erais ir originalus. Kas palikta duomenyse? Buvo ir vienas prikolas, vienas muzikinis klipas LT United, paskiau dokumentai, bet juos išvaliau. Kas beliko? Ir himnas aišku buvo. Sample Music tik tai liko. Ir Kauno hidroelektrinės Audio TS ir Video TS buvo, tai čia yra DVD video. Seni datos 2000, 6, 5, 13, 14 ir 12, 8 kartais, 7. Muzikos buvo, bet išvaliau taip pat. Taipogi buvo ir 3 failiukai MPG. 7 LNK laida ir vestuvės. Alės Gutė dar įrašytas. Dar yra nežinomų saugojimų dokumentacijų, bet jos išvaliau. Neuts nėra. Tai vat, kompiuteris pilnai veikiantis. Pabandysiu su ta YouTube. Ar veikia tas YouTube 2025 metai šitam kompiuteriui. Jame yra instaliuotas 1 GB RAM, CPU nežinau kiek GHz, vaizdo plokštės nepaminėjau ir dar displėjaus yra 1440-900. Ar kaip? Tuoj įkels, turėtų veikti, 2 minutės liko. Prašo atnaujinti naršyklės, bet ne ačiū. Pelė veikia. Tai vot, kompiuteris pilnai veikia. Įskyrus baterijas. Baterija nusekusi. Baterijo pekas. Ardas veikia, fansai veikia. Viskas tikrai multimedia. Taipogi galima ir su Windows Movie Maker. Tuoj atidarys. Va, štai, kur dabar redaguoju. Ištrauksim, ar baterija veikia. Ir išjungta. Tai vat, kompiuteris veikia, įskyrus baterijos pekas, nes baterijos pekas nusekusi. O gal pasenęs rūdžių yra, bet nieko tokio. Bet dabar svarbiausia pabaigti. Na, o dabar testavau 2 įrenginius, Xbox 360 ir HP Retro laptopą. Dabar štai ir viskas. Ačiū, kad žiūrite mano testo, nepamirškite prenumeruoti. Ir susitiksime kažkokiuose kitose filmukščiuose. Dar kartą ačiū ir iki.